rytas. Labas rytas. Na, tai ką pradedam kelionę į Zakopanę. Tai va, pravažiavom Varšuvą ir turim bėdą, prakiuro padangą. Tai gerai, turim atsarginę, tai bandysim įdėti, žiūrėsim, kaip mums čia seksis toliau. Tai net matas, kad tokia yra. Jo, prieš įvažiavusi Lenkiją išmetė klaidą, kad reikia pasitikrinti slėgį padangą. Atrodė viskas gerai. Pasipildėm. Ir čia vat 300 km pavažiavom, gal 200 ir įsileidom. Ir girdisi kaip šnipščia. Tai kažkur prakirtom. Gali kažką papasakoti. Galiu kažką papasakoti. Nelabai yra ką pasakoti. Keičiam padangą, va. Mūsų nelaiminga padanga. O šita rašo, kad tik 80 galim važiuoti greičio. Tu apala nuleisi, galėsi parodyti. Nu ką? 10 minučių padanga pakeista. Daugiau atsarginių neturim. Jo, tai va. O apribojimas toks, kad laikytų ir saugiai važiuotume. Tai nežinau, kaip mes čia iki tos Zakopanės. Gal protingiau būtų namo grįžti, bet tikriausiai jau negrįšim. Jau pratęsim. Reikia dar tik sustoti degalinį, pasitikrinti slėgį, nes prieš kelionę su ranka tiesiog patikrinau. Tai gerai, kad neleidžia. Tai va, ir pamatėm, ant ko atvažiavom. Va. Kažkokio špiglio. Tai dabar išsileisiu seną padangą. Tai va. Kažkas staigmeną paliko. Čia vinis kažkokia? Man atrodo, kad kažkokia vinis. Pala, atsinešiu. Varžtas. Varžtukas. Galginis ir kokia skylė. Bet jau dabar išsileistas. Na, taip jau. Na. Tai va, su nuotykiais mes čia. Kažkas mums staigmenų paliko. Tai kokias nuotaikas? Geros. Liko 300 km iki Zakopanės, buvom sustoję papietaut, tai šovėm po konservo, užsipylėm kuro ir nusipirkom viešbutį, užsisakėm, tai 4 naktim 326 eurų. Dar vienas sustojimas, šį kartą linksmesnis, nereikia padangos keisti. Tai sustojom tiesiog truputį prasivaikščiot, dar kokie 200 km liko iki Zakopanės. Tai tas ratas šiek tiek buvo išmušęs iš vėžių, bet dabar pavažiavam čia virš 100 km. Atrodo viskas gerai, galėsim tęsti kelionę. Bandysim susirasti gal kokioj degaliniai lopimo rinkinį padangai, kad susitvarkyti. O šiaip nuotaikos kokios? Geras. Aišku, jau nors gal ir vaikų pailsėti, bet... Jo, jau važiuojam 9 valandas beveik. Tai jau toks truputį nuovargis jaučiasi, tai bet jau nebedaug. Apie 200 su biškį kilometrų, 2 valandos geros. Atvykom pagaliau į savo viešbutį ir turim kambariuką mūsų virtuvę. Aišku, tualetą turim. Ja, gan. Tokią svetainės kambarį turim su balkonu. Tokiu menimi vis tiek galėsim pasėdėti. Biški matos ir kalnai. Na taip jau sunkiai, bet... Negražume, bet matos. Jo, ir va, mūsų mėgamasis. Toksai įdomesnė dizaina.
mini balkonų. Jo, tai gan paprasti apartamentai, nieko specifiško neieškojom, svarbu, kad būtų virtuvėlė, nemokamas parkingas ir kad vėlyvas įsiregistravimas būtų. Kadangi nežinom, kada atvažiuosim, tai... Jo, šiaip aukštai mes čia esam, daug reikia lipti, bet kalnas atvarė. Jo, tai jo, tas paskutinis 40 km tiek atsiėmė prieš Zakopanę savo valandą atvažiuoti, tai šiaip kelionė neprailgo, atvažiavom per grubiai 12 valandą. Ja, be 10 minučių. Tai turėjom apie 4 sustojimus, pasikeisti, vienas buvo sustojimas ratą, vieną kartą papietavom ir vieną kartą sustojom pailsėti ir vieną kartą degalinę užsipilti kurą. Tokius trumpas kai kur buvo. Taip, tai o dabar pasiėmėm žemėlapiukus, pasižiūrėsim rytoj, kur eisim. Pavakarieniausim ir susiplanuosim rytoj jau. Taip mūsų namukas atrodo iš išorės, o dabar išėjom pasivaikščioti truputį dar. Turim žemėlapį, ieškosim, kur rytoj žygiuosim. Čia daug prižymėta trasų. Žiūrėsim tokiai apšilimai ir kad būtų faina ir ne per daug ir apšiltų raumenų. Nes aš ten iš vis buvau žalis, ar dalyvausiu atrankoje? Jau, nes pirmą kartą laimėjau aš projektą TV3 ir ten prasidėjo viskas, bet aš nieko nesupratau. Tarsi? Na, labas rytas. Ne, dabar žiūrėkit, dabar vėlgi. Tai ką, yra be 17, geriam kavytę ir žygiuosim. Tai šiandien tokie mūsų pusryčiai, 3 viename ir avižiniai sausainiai. Ja, o planas pakolkas eiti šito. Pakeliu apie valandą, galbūt šitą. Čia turėtų būti toks slėnis gražus, taip pamėginsim. Šiandien tokia ne per sunkiausia žygį pasidaryti pirmai dienai. Man, ne mano skoniui, čia palinkėk sėkmės. Bet aš kitas galimybė, kad o kas ten jau buvo taip ženkliai. Šiandien prognozuoja 21 laipsnių šilumos. Tai turbūt nesam buvę taip šiltai Zakopaniai. Tai itin plonai apsirengiam. Žiūrėsim, ar čia neperkaisim mes. Kelias sluoksnius turim, tai ir maikis turim, jeigu ką. Geras kiemas. Briedžiukas šeima. Tiesiog ima. Įvažiuokite į žiedą ir su... Kažkur matytas vaizdas vakar. Na ką, pasilikom mašiną parkingę. Einam link trasos. 3 dienom parkingas 9 eurai. Ta kainavo. Tai galėsim visą savo kelionę ir statytis čia. Jeigu reikės. Iškart jau pasilikom striukes. Einam tiesiog su megztiniais. Nors tik 7 laipsniai, bet jau ant saulės tikrai šilta. Čia visi po maikės, po šortais bėgioja, tai... Tiek reikia judėti, eiti, tai suškint. Sprendėm neapsikrauti. Atėjom prie trasos pradžios, tai mes bandysim eiti va šitą Doliną Bialego. Pradedam. Tokios biški Palangos atmosfera, kriaušė pastatyta, veikiant. Tokie kioskeliai uždaryti, dar anksti rytas, kavinukės. Rodo 1:15 kelio, pamatysim per kiek mes veiksim. Čia reikės nusipirkti regioninio parko bilietą dar. Tai ką, įėjom jau į trasą, nusipirkom bilietus. Vienas bilietas 11 zlotų kainavo. Jo, pabrango, praeitais metais buvo 8 beros. Gal čia dar dasideda, kad sezono jau metu einam. Ar? Man Gal? atrodo, ja.
Čia ta trasa, kurią pasirinkom, tokie bus labiau slėniai nei kalnai. Tai čia tai visai gražiai. Gal net Čia žiūrim tam, kaip čia sroveliai, centų primėtytą zloto. Mums kaip tik reikia zloto, neturim pasiėmę, tai reikia susirinkti. Ėjom taku, radom čia tokį urvą, tik tais užbarikaduotas. Čia kokia meška gal gyvendavo anksčiau. Jo, šaltinėlis. Nelabai kas matys. Na, įdomu. Šitoks gražus slėnis. Ievai batas atsirišo. Na ką, turim pirmą 100 metrų sukilimą. Jo, šiandien neveikia. Lengvai apšilom. Pulsas 120. Mano 100 žemų. Jo, tęsim toliau. Po kol kas dar energijos neišvaistom. Jo, oras super, saulė šviečia. Dabar karšta dar. Pats tas, taip. Toks labiau jau kopimas prasidėjo. Na ką, turim 200. Jo. Nuėjom jau kem 9 minutės, beveik 3 km. Jo. Tai pirmą 100 su, kiek ten, per 2 km, antrą 100 per kilometrą, jau mažiau negu. Jaučias, kad statėjau. Jau kvapą gaudama. Jo, jau ir pas mane pulsas 150. Ievas 168, panašiai laikausi. Jau geras kardio. Gerai, toliau kopiam. Jo. Kopiam. Kai saulė šviečia, tai čia bėda kaip šilta. Ten pradžiai pradėjom, tai atrodė vos ne šalta bus. O dabar atrodo norėtus ir tą megztinį jau nusimauti. Kai dar sušėlė. Bet jau link tikslo einam, jau nebedaug liko. Jau pabaiga mūsų takelis. Tokia proskina labai gražiai matosi. Čia nežinau, ar šitą kalną kopsim, ar šitą dar. Turbūt į šitą, žemesnį. Čia atrodo per daugiau. Na ką, turim ir 300 metrų. Jo. Paskutinė atkarpa nebuvo jau tokia sunkia. Tai iš viso 3,6 km nuėjom per valandą 9. O dabar dar bandysim tikriausiai užkopti į Sarnėje skalą, kur yra 1377 metrų aukščio. Kuri čia ta viršūnė? A, šitą. Antra. 25 metrų. Minutės. Bandysim, manau, ne? Kad jau atėjome iki čia. Ne aukšta viršūnė, bet vis tiek bus. Tai va, esam čia. Pa, sufokusuos, aha. Esam va čia va. Tai va čia toks galiukas. Tiesiai 15 ir dar į viršūnę pačią 10 minučių. Apsauga nuo vėjo ausims jau pakeitė nuo saulės kepurę. Tai tiek šilta. Ieva pirmauja, laukia manęs. Eina toliau. Na ką, pasiekėm savo antrą stotelę pailsėjimo. Ir turim 400 berods, ne? Turim. Tuoj man čia, kad turim.
Jo, paskutinė atkarpa irgi tokia gan intensyvi buvo. Vien toks didelis pakilimas buvo. Realiai 100 metrų ir buvo, tik per 15 minučių 100 metrų pakilom. Jo, tai... O dabar per 10 reikės beveik 100. Na, čia bus jo, normalus kopimas jo. Gerai, biškį pailsim ir tęsim toliau. Jo. Tai va, matosi mūsų galutinis šiandienos tikslas, tai yra užkopti ant šitos olos. Ten vat, žmonės valgo, fotkinas, tai ir mes einam. Tai esam beveik prie savo galutinės viršūnės šiandienos. Tai vat galim parodyti, iš kur atėjom. Tai va, ten, kur tas ratas, ten buvo ėjimas, ėjom tada šituo slėniu. Ir vat, priėjom. Čia ant pačio galo biškį ir kopimo prasideda. Na ką, ir užkopėm. Na ką, atėjome šiandienos galutinį tašką, 1377 metrai virš jūros lygio. Kaip vadinasi? Na, parašysim čia kažkur. Kaip vadinasi viršūnė? Kaip minėjom, bet dabar patys užmiršom. Jo, tai sukilimą iš viso turėjom 480 metrų. Nusileidimą praktiškai nebuvo, rodo, kad tik 7 metrus leidėmės per visą šitą kelią. Nuėjom 4,5 km per valandą 45 minutes. Tai dabar pavalgysim, pailsėsim ir grįšim truputį per kitą taką irgi slėniu. Čia tokia visai nebloga vietelė pietum atradom ant šlaito kalno, visai gražu. Tai šiaip labai keistas jausmas, lauke rodo 12 laipsnių tik tais, o mes sėdėm realiai po maikiu. Atrodo, žiūrėk, karštą vasaros dieną, atrodo, sėdė. Esame sušilę tikriausiai gerai. Ir saulė šildo. Jo, dabar čia taip išlindo. Slėnių ėmėm pavėsio. Kaip minėjom pradžią, taip atrodė netgi šalta šiek tiek. O dabar... Jo. Ir taip, priešais matom sniegą ant kalnų, tai taip įdomu. Čia dar gal ir nudegsim. Jo, gali būti. Mūsų pietus tai turim tokio jogurto, pasiėmėm dar prieš keliaujant iš degalinės. Turim kavos, laukiam kol atauš. Ir po bandelę, ne? Jo. Po bandelę gali būti. Atrodo, kad nesam ir aukštai, 1377 metrai, bet vat pasiėmėm bandelę apačioj ir kaip išsiputė. Ten kiek skiriasi slėgis. Stiek. Kaip sprogdinam bandelę. O. Skanaus. Pagalvos kaip nulips. Pakuojamės ir leidžiame žemyn. Jo, pasilsėjome apie 35 minutes, pavalgėm ir leidžiame žemyn. Dabar yra apie 10 valanda, tai iki kokios 11, pusė 12 turėtume nusileisti ir tada važiuosim į Zakopanės centrą. Truputį reikia apsipirkti, nes rytoj poryt parduotuvės nedirbs, tai ir maisto, ir šiaip daiktų kelių trūksta. Vis ieškom to padangos remonto komplekto, tai buvom 4 degalinėse jau ir nei vienas neturėjo. Net jeigu ką, grįšim su atsarginė rata, Lietuvoje nusipirksim.
Kaune atrodo nebūtų problemos. Nuvažiuoju į autoaibę ir nusipirka čia, kai nežinai. Tai va. Iš vienos pusės tai kopti buvo lengviau, nei dabar leistis. Ar ne? Kai? Kopti buvo lengviau, nei leistis. Čia labai reikia žiūrėti, sustoja, net tik ne visi. Na ką, grįžom į poilsio aikštelę, jau daugiau žmonių, 10 val. Dienos. Tai jo, mes atėjom iš tos pusės ir dabar suksim ratą, eisim per kitą pusę ir grįšim link automobilio. Taip, tai toliau leidžiamės, tai vat mes kur pietavom, tai buvo ant tos vat viršūnės. Ir jau kokį 100 metrų esam sukilimo nusileidę. Galim nasipatinti, kad prie to kalno pagalvom. Na, gerai. Kaip nuotaikos, Ieva? Nu gerai, leidžiamės, čia mes ir dabar varom. Smagiau negu kopt. Nekeliam, akmenį žiūrim, kur koja dėti. Jo, tai dar radom, kad čia grįšim truputį kitus slėnių negu atėjom. Tai pakeliui dar bus krioklys, prie kurio planuojam nueiti. Tai čia kokį 20 minučių dar kelio. Priėjom didesnį sustojimą. Čia žmonės į krioklį irgi eina. Tai matas, kad labai turistinė vieta. Daug vaikų. Vau, kiek čia žmonių eina iki to krioklio. Atrodo, ten kamštis viršai. Na ką, ir atėjom. Žmonių, kaip ir buvo galima spėti, milijonas. Nu, gerai. Taip nėra, labai šaltas. Čia nuo kalnų krioklys. Na ką, atvarėm pagrindinę miestelio gatvę. Žmonių irgi tiršta. Ieškosim vietos, kur pavalgyti dabar. Šiaip jau baigėm žygį šiandienos, nepasigyrę. Čia suvaikščiojom, gerai apšilo mane. Jo, apie 12 km suvaikščiojom per 4,5 valandas. Bendras sukilimas apie 550 metrų buvo. Tai jau dabar 1 valanda, pietų metas, ieškosim, kur pavalgyti. Atėjom čia į tokį restoraną pavalgyti. Ieva kažkur nuėjo ir maistą atnešė. Tai turbūt pradėsiu be jos. Skanaus man. Na ką, pavalgėm, Ieva grįžo. Tai kaip Ieva vertini skalėj nuo 1 iki 10 tą upėtakį. Šiaip skaniai nebuvo valkiškas, bet visai gerai sėjo. Atrodė labai daug, bet dėl to. O kaip tu vertini? O tai 10 balį sistemai kiek? Kokie 8. Jo, mano šnicelis irgi turbūt kokie 7, 8. Sotus, bet kažkas nieko ypatingo. Bet pavalgėm šiek tiek gal sveikiau negu McDonald'ą, tai bent tiek.
O sumokėjom už 2 patiekalus ir 2 gėrimus 32 eurus. Dar porą eurų arbatpinigių palikom. Tai va. Šiaip nėra labai pigiai. Pasanavičios vaibas. Zloto kursas sustiprėja, tai niekas parduotuvėje nebėra labai pigiai. Panašiai kaip Lietuvoje. Na ką, grįžom namo jau, truputį pailsėjom. Einam pasivaikščioti iki parduotuvėlės. Čia taip įdomi, iš tikrųjų labai daug privačių namų savo kiemuose augina kažkokius gyvulius. Tai dažniausiai ožkas, kažkokias ožtas. Ir taip leidžia kieme tiesiog ganytis. Tai vakar matėm ir karvių, kur ganėsi ant kiemo. Tai įdomi čia taip. Na ką, pasiėmėm po ledą, aš tokį, jie va tokį. Atėjome savo, kaip čia, balkonas turbūt vadinasi. Pavalgysim. Ruošiame savo vakarienę, repetuojamės rytojų sumuštiniams, tai va, toks. Tai jau toks pasidarėm, tai čia sviestas, mėsytė, agurkai, svoguniukai, sūris ir duona. Sumuštiniai. Jo, tai pasidarėm dabar po 1 vakarieniai ir rytoj 2 į kelionę, po 2 į kelionę įsidėsim. Jo, nusipirkome šitą sumuštinių to maišiukų ir folijas, tai pagerinti. Jo, tvarkingai. Skanaus. Skanaus. O rytoj nusprendėm kopti rimtesnį žygį daryti, tai pradėsim Kiri mieste, eisim čia taip, iki 1 viršūnės, tada 2 viršūnės, 3 viršūnės ir tada šitaip grįšim atgal į ten, kur buvo. Tai čia pasiskaičiavom, o rodo 7 valandas, beveik 8 valandos žygis. Tai su sustojimais, pailsėjimais, pavalgymais turėtume susisukti per maždaug 10 valandų, taip tikimės. Tai va, taip ir vakarieniaujam. Žiūrim samuškus video, porą samuštinių, arbatos pasidarėm. Nu, tai koštinė. Tai ką, turbūt šiandien jau atsisveikinsim. Jo, pavalgysim ir eisim ilsėtis, nes rytoj planuojam anksti keltis. Jo, tikslas yra kokia... norėtume atsikelti. Jo, 6 jau išvažiuoti tikrai. Tai vat, labanakt. Labanakt. Na ką, labas rytas. Labas rytas. Be 5:06 maždaug. Jo, be 10:06. Atsikėlėm 5 valandą, judam į žygį. Šiandien laukia iššūkis, žiūrėsim, kaip mes veiksim. Tikimės, oras nepamaišys, nes taip ant klaustuko lietus mums. Tai kad ir sniego nesutiktume, būtų gerai, stipriai kažko. Jo, oras labai geras. 6 ryto jau 13 laipsnių šilumos. Tai striukių jau net nesiėmėm šiandien. Visais nekmekstinu. Na ką, atvažiavom į Kiri miestelį, čia apie 20 km nuo Zakopanės. Geriam po jogurtuką dar prieš žygį pasistiprinimui. Čia šiaip visai nemažai publikos. Jau atrodo, kad vieni paskutinių eisim. 6 valandos tikriausiai kompanija varo. Yra valandų kompanija. Ne, o dabar yra, nežinau kiek čia yra, neišeina parodyti. Parodyk tu jau. Matau. Ne. Beveik pusė 7. Gerai. Na ką, priėjom tako pradžią, 927 metrai virš jūros lygio. Pamatysim, kiek dienos gale būsim nuėję. Na ką, vėl bilietukus nusipirkti. Na ką, tai pradedam žygį. Vėl susimokėjom 22 zlotus už įėjimą.
Tai šitas žygis turbūt bus sunkiausias, kokį esame ėję. Apie 8 valandas, virš kilometro sukelimas. Turėtume aplankyti 4 viršūnės, 3 iš kurių bus virš 2 km aukšti. Nežinom, kas laukia iš tikrųjų, kokios tos viršūnės, kiek ekstremaliai visko bus, bet bandysim. Jo, pasižiūrėjom internete, šiaip trasa pažymėta kaip hard, sunki. Tai, matysim, kaip čia mums seksis, ar pavyks. Įsidėjom daug vandens, daug maisto. Jeigu lėčiau sektus, anksčiau pradedam. Diena ilga, tai vis tiek, realiai, kokia 12 valandų tikrai turim. Jo, čia toks pliusas, kaip ir, kai mes rudenį būdavom, tai jau ten 6-7 jau tamsu būdavo, o dabar yra 8 ir 9. Dar šviesu, tai galima ilgiau eiti. Plius dar, kas nepalanku mum, tai po pietų rodo 20-30% tikimybė lietaus. Tai turim ir maišus, riedpelčius, kad jeigu ką, kai reikės pareit. Bet, tikimės, kad nebus lietaus, išvengsim. Ja, bet vėjelis toks pučiai jau pūkia. Kalnu, taip. Kartu su gan nemaža kompanija einam. Matėsi parkingą, kad tikrai nemažai turėtų būti žmonių, kad žymiai anksčiau išėjo. Priėjom kryžkelę, tai eisim šituo taku, link šitos viršūnės rodo beveik 4 valandas, o grįšim juodu taku, tai per šitą pusę. Tai dabar einam čia, grįšim iš čia. Tai didžioji grupės dalis nuėjo žaliu taku. Mes likom vieni, kurie raudonąją trasą eina. Iš karto davė kopimo uola takas. Na ką, pusvalandis jau kaip einam ir turim pirmą 100 metrų. Ja, kažkaip visai lietokais mum, bet įveikti. Jo, nejuokauju, šitą trasą iš karto davė kopt, be atsikvėpimo, tai... Bet judam. Tai dar apie kilometrą reikės įlipti. Šiandien bent jau, bet daugiau renkausi. Turbūt iki 1,5, jeigu visus sudėjus. Gali gautis. Ja, gali ir linguotis, kelti, leistis. Tai gerai, biškį atsikvėpiam ir judam toliau. Tokie va takeliai. Gražu, bet sunku. Na ką, turim ir 200 jau. Bet sunku. Realiai 100 metrų per 300 metrų įėjom. Tai čia toks... Aš jau turiu vėliojantį pasiūlymą sukti tanką. Kai tiek laukia dar 200, bet kažkaip čia sunkiai. Labai status, realiai lipam. Ir toks akmeningas nėra ten, kai kur kaip laiptelį padaryti, tik tim laiptelis lipi. Čia toksai, per uolieną įsivarom. Biški yra tokie akmenukai, bet toks. Jo, jeigu būtų vakar dienos žygis, tai jau būtume beveik įpusėję. O šiandien tik tais kokie... Būtų gal ir užteikę, būtume tikrai grįžę atgal. Dabar kažkaip nesinoriu be tikslo. Bent ko bus įmanoma lipti. Čia pakol kas tik, kad sunku, bet fiziškai. Bet užsigrūdinsim. Nieks nelenkia naktį, bet ir žmonių mažai. Iš galo kažką girdėjom ir dar pralenkėm vienas. Bet jie labiau paukščiukų žiūri negu kokią. Tai mes anksti rytą išėjom dėl to, kad išvengti to turistyną, kur vakar 10 dienos matėm prie Krioklio. Tai čia jo, kas atvažiuoja šiaip pasivaikščioti, kokią 10, tai 11 išeina ir ten žmonių milijonas. Tai mes šito norėjom išvengti. Anksti šiandien pradedam, kad bent nueit galėtume lengvai. Prastai. Panašiai, kad čia tų žmonių nelabai daug ir bus gal. Gali būti, tai grįžtant jo. Jo, tai gerai, tęsim toliau. Ja,
sėkmės, mama. Turim ir pirmą lygų tą kelią, netgi šiek tiek nusileidimas. Tai atgaiva. Kojas nebemokėjai, atrodo, keista leist. Čia valandas įkilau. Jo, nuotaikos šiaip geros. Geras, ja. Šilta, jau nusimovėm megztinius. Ai, šiaip tai gavom įspėjimas, kad bus audra, lietus. Nu, bet žiūrim, kad lyg po pietų, tai nu, bandysim vis tiek eiti. Šiaip telefonas rodo 8 valandą vakare. Tai gal čia vis tiek perspėja. Manau, jo pagazdina geriau. Geriau, kad neitų, žinai. Ypač kas neišėda. Tai vat. Bet kol kas oras nuostabus, saulė šviečia, net karštoka, galiu sakyti. Taip. Tai toks. Na ką, turim ir 300 jau. Jo, čia gali parodyti, kaip man rodo. Inksiu. Taip sekam. Jo, 302 metrai. Aukštis 1249. Nukalnė tik tais po kol kas 5 metrus leidomės. O takas laukia vėl laiptelį. Na ką, turim pirmą tokią didesnę proskiną, šiek tiek pailsėti. Ieva jau deginasi. O čia kalnas tęsiasi toliau. Gražu. Nu ką, turim ir 400. Atsirado daugiau ir polelių kompanijos, kur eina. Jeva. Vadus, aš biškiai jau atsikvėpiau. Neblogai, jau 400. Tai esam kokiam aukšte? 1346. Tai dar 30 metrų ir būsim tokiam aukšte, kur aukščiausiam taške vakar buvom. Aš tai žemiau net nesimatau. Taip. Jo, čia visai artėja mums draugai. Vienas palikom, jau užkopė viršui. Jo, tai atsigersim vandeniuką ir tęsim toliau. Po kol kas dar viskas gerai. Na ką, turim ir 500 metrų. Pusę kilometrą. Taip, o sukilimas yra jau 1476. Tai dar 400 metrų iki mūsų pirmosios viršūnės liko. Jau realiai jo, beveik esam nuėję tą, ką vakar nuėjom į aukštį. Jo. Nu ką, biškį pailsėsim, toliau tęsim. Vis dažniau reikia pailsėti, matau. Kaip jau nuotaikos? Ja, čia tak. Penki, 4, 6 esam pakilę. Nu ką, Ieva sako, kad čia ne Kalvarijos kalneliai. Rimtesni kalnai. Sako, fainas kalnynai. Ja. Atrodo, tiesiog nesibaigianti kalnai, bet man. Bet jau gal netoli. Bet jau to ir 600, tai pagalvokit, kaip mes čia greitai. Pim, 583 yra. Tuoj sakysim, kad 600 užkavėm. Na ką, turim ir 600. Ja, Preliminariai pusę kelio į aukštį. Nuėjom. Judam toliau. laukiam viršūnės. Pirmos. Jo, ten stosim pavalgyti jau. Na ką, biškį sustojom pailsėti ir turim jau 700 metrų. Kažkaip greitai, ne mes čia. Po 100 varom, tik varom. Tai iki pirmos viršūnės liko 800 metrų ėjimo, iš kurių bus 200 metrų sukilimu. Tai rodo Google Maps'as, kad 25 minutės. Pažiūrėsim, per kiek mums pavyks pasiekti.
Na ką, 1700 metrų virš jūros lygio ir turim jau ir pirmąjį sniegą. Vaizdai tai vau. Na ką, ir sniegelis. Taip tirpsta jau. Na ką, čia truputį ir sniego reikės paeiti. Gabaliuką nedidelį. Kalnų ožkelė atėjo pasisveikinti. Nenori paglostyti jo? Gerai. Ką bandom eiti? Čia per tą sniegą. Pramindžiota. Neatrodo, kad labai baisu. Nusirenk. Ar nereikia? Na ką, turim ir 800 metrų. Dar 100 ir bus pirmoji viršūnė. Tai jau motyvuoja. Man ypač tie sumuštiniai, kur vakar pasidarėm. Jau ir valgyt noris. Gediminas jau lekia realiai tą viršūnę. Taip, tai jo, susitiksim viršūnį. Jau šiek tiek ir apsivilkom, šilčiau. Jo, vėjas, jo. Atšalo oras. Na ką, ir atėjom prie pirmosios savo viršūnės šios dienos. 1863 metrai. Čia turbūt sustosim pavalgyti. Na kaip tau, Ieva, pietų su tokiu vaizdu? Šiaip atperka tą, kad tu nueini vargsti, bet tas vaizdas ir kad pasiekimas esamas 900 metrų į kopę jau. Turim tokį vaizdą. Pietaujam pusryčiam, nežinau kaip pavadinsim, bet darom pertrauką. Čia ta viršūnė, kur sakėm, bet į pačią viršūnę neįkokiam, nežinau. Čia 10 metrų kokį, jau, nepritaikyta. O ten man laukia ta tikroji viršūnė. Ja, čia virš jau 2 kilometrų bus, tai nebedaug čia mums reikia. O dabar pasistiprinti. Čia va turim 4 sumuštinukus po jogurtą. Ir šiaip man, esam jau 3 valandas 5 minutės vaikštom. Ir man rodo, kad aš esu sudeginęs 1700 kalorijų jau. Nu, man tai nerodo, aš nepasakysiu. Mažiau, nes visada aš mažiau sudeginu. O pusryčiam valgėm bandelę, kavos ir po bananą. Ne po bananą, jogurtą. Jogurtą. Na, tai, bet vis tiek 1700 nesam suvalgę. Tai čia dabar reikia pasistiprinti. Bet čia tikriausiai neišvengiamas deficitas, nebent grįžus vakare jau ten kebabus, nežinau, į McDonald's eitume, tada gal atpirktume. Gerai, skanaus. Skanaus. Pirmąją šiandienos viršūnę jau įveikėm, tai esam Kūdnio Turnė viršūnėje, 1858 metrai virš jūros lygio. Dar laukia mūsų 3 viršūnės, visos virš 2 kilometrų. Tai va dabar eisim į Cemnek viršūnę ir tikimės, kad parodė viršūnė yra šita. Nesam tikri. Čia staigmenų būna su kalnais. Kem 5 minutės rodo kopti. Na ką, judam. Tai jau dabar seka
stotelę. Va čia einam. Čia tokia kalnų perėja. Sėdėjom, pavalgiam. Einam. Na ką, turim ir pirmą kilometrą. Sukilimą. Dar antros viršūnės nepasiekėm. Bet turim. Pasiekimas. Tai esam nuėję 5,5 kilometro, tik tais kažkurio kilometrą vertikaliai. Gerai, tęsiam iki antros viršūnės. Susimatysim ten. Vau, mūsų viršūnės šiandienos galimai. Tai čia turbūt viena, antra ir ten trečia. Baudėm. Tai dar vienas pasiekimas, pirmą kartą savo kojom esam 2 kilometrų aukštį. Ir pakelimas yra rekordinis. Dar bus daugiau. Gražiai vaistai, vėjas kyla, bet oras geras. Na ką, turim ir 1100 metrų sukilimą. Jau antra viršūnė, ne už kalnų. Gal dar biškį reikia stačiai atrodo dabar. Jo, liko 50 metrų, bet jau čia taip gerą tokią kopimą. Gerai, susitiksim dabar jau tikrai viršūnė. Na ką, panašu, kad užkilom 2096 metrai Cemnek viršūnė. Vaizdelis. Čia turim ir sniego. Galim smegenim palipdyti. Bet vau. O, gerai limpa. Jeva gaudė. Pataiko. Nosis bėga. Vau. Ne, jau truputį pailsėsim ir tada dar ta viršūnė laukia. Ten vėl virš 2 km. Ai, 2? Ai, jo, taip. Jo, šita ir šita ten. Sustojom pavalgyti ir turim draugę, gyvatėlę. Bet kokie kalnai. Na ką, pakelkim už tą antrą viršūnę. Čia. Čia truputį į kitą vietą peržydam, kad nuo tos gyvatėlės pasislėpti. Tai vat, tai čia vat yra Slovakija. Tai mes esam praktiškai pasienį. Čia vat Slovakijos kalnai. Mane telė, tu jau pasveikino. O čia Lenkija. Taip. Jo, tai dabar lipsim į trečią savo viršūnę. Šitą kalną bus aukščiausias taškas šios dienos. Tai tęsiam toliau kopimą. Tai mane irgi pasveikino Slovakija. Tai pasižiūrėjom, kad tikrai pagal žemėlapį dabar esam Slovakijai. Ar ne taip? Nieko neskys? Ką? No, Slovakija. Na ką, turim ir trečią šiandienos viršūnę. Jo. 2122 metrai, Kresanika vadinasi. Tai aš sėdžiu Slovakijoje, o Ieva yra Lenkijoje. Tokie grinai pasieniai. Prie stulpo. Jo. Tai mūsų aukščiausia viršūnė užkopta.
gyvenime mūsų. Iš viso esam pakėlę 1200 jau šiandien. Tai liko dar vieną viršūnę, dabar pailsėsim ir toliau žygiuosim. Ja, ir jau ta viršūnė link, mašinos pusės, namų tikriausiai reikės. Jau dabar aukštas tik žemės ir bus lengviau. Pailsėjom kokias 5 minutės ir judam toliau link paskutinę savo viršūnę šiandien. Sniega. Takelis. Neišvengsim vėl. Irgi nepaslysti. Čia tokia graži vieta, sustojom fotosesijai. Pasifotografuoti pakeliu į paskutinę viršūnę. Na ką, turim ir paskutinę viršūnę, Malacnek, berodsai vadinasi, 2096 metrai virš jūros lygio. Varysim į tą kitą, jau į tą pusę grįšim. Tai... Labai smagu. Sunku, bet smagu ir verta. Tikriausiai kartotume nors. Jo, tikrai. Iššūkis nemažas, sukilimas didelis, bet įveikiam. Labai gerai įveikti yra. Ir labai gražu. Tarsi ten, žiūri ir negali atsigražėti tais vaizdais. Labai ramina gražu. Jo, taip, dabar ilsimės ir judėsim jau link automobilio. Čia truputį kita trasa, gal bus kažkas irgi įdomaus pamatyti dar. Dar paminėsiu, kad su sustojimais, su pertraukėliams iš viso užtrukom 5 valandas 25 minutės čia ateiti. Ir pakilę esam 1260. Labai jau daug ir po praeitą kartą nebepakilo. Jo, truputį reikėjo nusileisti dabar, kad čia pasiekti ir vėl pakilti. O toliau tai nesimato tik tais nuolins pagrinde. Aišku. Nežinom, bet... Vieni kalnai žino. Jo. Na ką, pailsėjom kokią 15 minučių ir atsisveikinsim su kalnais, su vaizdais. Dabar apie 3,5 valandos kelio atgal. Nusimato. Pradėję žygį sakėm, kad yra 20-30% tikimybė lietaus. Tai panašiai atrodo iš debesų, kad kokia 20-30% tikimybė, kad lis. Ir daugėja tų debesų šiaip. Rytas giesmo vis daugėja. Kaupėsi tikriausiai. Debesiukai. Bet žiūrėjom dabar prognozes naujausias, tai tik 8 vakare rodo lietų. Tai čia mums be problemų dabar yra 12. Tai turim kiek čia tų valandų? 8. O mums parei tik tais 3,5. Dar viena kalnų ožkelė. Nu jo, čia nusileidimas tai gan ekstremalus iš tikrųjų. Priėjom dar grandinės. Tai aš nusileidau dabar Ievą leis. Čia gan baisu iš tikrųjų pirmą kartą. Na ką, priėjom ir sustojimą. Čia taip poilsio tokia, kaip žolinėlis. Ilsis žmonės toliukas yra. Žiūrėsim, kur čia mums toliau eiti.
tai ką, mes esame jau po žygio, įveikėm šiandien savo tikslą. Realiai viską, ką norėjom, tą įveikėm. Visas viršūnės užkopėm. Tai kaip Gediminai jautiesi po žygio? Gerai, bet pavargęs iš tikrųjų. Užtrukom 9 valandas 40 minučių. Tai su pavalgymais, su pailsėjimais, tai panašiai kiek ir planavom. Taip iki 10 valandų planavom tilpti. Labai normaliai laiką tilpom. Tai dabar tik tais kamščiai Zakopanėje trukdo grįžti atgal į viešbutį. Jo, labai lėtai važiuoja. Čia ta trasa 13 km nuo ten, kur gyvenam, bet važiuoti 38 minutės. Tai taip iški. Nu, per miestą reikia važiuoti, čia prisideda. Sakom, gali būti, kad koks arkliukas važiuoja priekį ir stabdo, nes prieš matėm jau kaip važiavo. Jo. Bet nieko, grįšim. Jo. Išsimaudysim, atsigaivinsim. Pavalgysim. Na ką, labas rytas. Labas rytas. Pusė 7 ryto, o mes jau atvažiavom prie vaistinės. Tai vakar leidžiantis jo šiek tiek nusibrozino kelią, tai bandysim ieškoti peroksido vandenėlio. Jo, turėjau, bet nedaug tų priemonių, reikia pasistiprinti. Jo, tai va, toks rytas. Vaistinė prasidėjo. Atėjom dar į pagrindinę Zakopanės gatvę vėl, paieškoti kokio kioskelio. Šiandien sekmadienis, niekas nedirba, tai tikimės, kad gal bent čia rasim kažkokių skanėstų nusipirkti. Na ką, priėjom dirbančią parduotuvę, jau turbūt kokią 3, kurią bandom. O ne. Arba ne. Tai jau tas lapas, tai 4 gegužės, matos, kad nuo 9 dirba, tik tai šviesas dega, bet nedirba. Na, kadangi neradom veikiančios parduotuvės, atėjom pagodos prizo. Veikiančių vakar. Ja, tai aš pasiėmiau arbatos ir suktinį su kiaušinienė ir kumpiu, o Ieva sausainį ir kavos. Tai truputį pasistiprinsim. Skanaus. Toks orepas, visai neblogai. Kiaušinienė, papriko, rukolo ir svogūnas. Visai skanu. Na ką, grįžom į savo butuką, pailsėjom kokią valandėlę ir dabar galvojom, ką veikti toliau. Tai kaip ir esam nusprendę važiuoti į Slovakiją, į Oravos pilį. Tai čia apie 71 km ir rodo apie 1,5 valandos važiuoti. Ja, bandysim. Ir jeigu dar turėsim energijos, važiuosim į tokius urvus irgi čia netoli, irgi Slovakijai. Tai bandysim jo šiandien Slovakiją aplankyti. Jo, nes Zakopanėje praneša blogą orą po pietų, lietų. Plius ir mes patys jau norėtume pailsėti šiek tiek nuo tų žygių, tai žiūrim vidai pramogas. Ramiau šiandien. Kur varom? Į Slovakiją. Kamščiai. Tai jo, mes išvažiavom 10 valandą iš Zakopanės sekmadienį. Tai realiai čia kokį gerą 30-40 minučių ir prastovėjom kamštį. Kad pravažiuotam, nežinau, koks 2,5 kilometrų, tai gerą pusvalandį stovėjom. Ja. Bet dabar jau esam Slovakijai, tikimės, kad jau čia nebebus. Reikia tikėtis, ja. Pakol kas gerai.
ieškosim parkingą. Atvažiavom prie pilies jau, tai pasistiprinsim. Ieva traukiasi lietpaltį. Čia bus vietoj striukės. Ja. Šausim po jogurtuką ir eisim. Šiaip atrodo, kad dirbanti pilis, daug mašinų, daug žmonių. Tikėsimės, kad viduje nebus kokių kamščių ir ten, kad reikės labai siaurai eiti. Kaip paklot reikės, sakėm, ramiai, bet čia tiek koks. Ja. Na ką, nusipirkom bilietą, 26 eurai abiem. Gan pigi iš tikro. Ne veltui čia tiek daug tų žmonių. Tai pasiėmėm didįjį turą, tai rašo, kad 90 minučių turi užtekti žmonėm apeiti. Kaip bandysi. Za dużo ziemi zrobiłeś. Do góry. I my tutaj teraz jesteśmy na takiej platformie. Tai trumpai keletas faktų apie Auravos pilį. Tai statyta 13 amžiui, skirta gintis buvo nuo mongolų antpuolių. Ir yra vienas kaip ir, nežinau, tvirtovės bastionų Slovakijos buvusios. No i twoja. To są bestie. Na tai jau trumpai, kaip tau pilis? Man šiaip faina, tokios daug autentikos atrodo. Išlikusios. Šiaip ta prabanga tokia neauksų, kai būna dažnai, visai priauksuota tokia, subtilė, sakytum. Ne? Jo, kiek teko pasiskaitinėti, tai šitoj pily kažkokių labai didelių valdovų negyveno, tiesiog buvo kaip grafų labiau pilis. Turtingi visokie pirkliai, grafai gyvena čia, atlikinėjo savo reikalus. Taip, po pilies apsilankymą išalkom, tai prie mūsų parkingo neblogą radom restoraną, tai va pasėmėm vištytės, ragausim. Skanaus. Skanaus.
Na ką, pavalgėm, kaip jo vertini 10 balį sistemai? Nu, ne aukščiausiai, bet kokio 8-9. Nu, taip skaniai paprastai, sakyčiau, va, toks arti naminiško tokio maisto. Jo, tikrai skaniai. Sakyčiau, irgi koks 9. O sumokėjom 24,50, ne? Jo. Tai visai neblogai, kaip čia tokiai turistiniai vietai, prie pilies, kaip matot. Ir prie parkingo, realiai aikštelėj parkingo valgėm. Visai gerai. O dabar tikriausiai jau grįžinėsim link Zakopanės, link savo viešbučio, kadangi susivėlinom per tos visus kamščius. Čia pasiėmė ir tą ilgesnį turą ir dar pavalgyti. Tai dabar jau yra po 3. Tie urvai dirba iki tik 4 valandos, tai jau nebespėsim juos. Taip, tai dar užsuksim į kokį prekybos centrą. Pasinaudosim, kad esam Slovakijai, kad dirba čia viskas. Ir turbūt tai baigsim dieną. Taip. Atvarėm biškį apsiprekti. Pasinaudosim progą, kad esam Slovakijoje ir dirba viskas. Tai atvaram čia į Kauflandą, bet žiūrim, čia dar keletas kitų parduotuvėlių yra. Tai gal nueisim tuo pačiu pasižiūrėti. Continue straight. Grįžom į Lenkiją. Na tai kur vėl jau esame mes? Mes vėl užklydom į pagrindinę gatvę. Zakopanės patikrinti, kaip vyksta gyvenimas. Vakare. Ryte buvom, dabar vakare varom. Jo, tai sekmadienio vakaras, tai pagalvojom, išeisim dar pasižiūrėti kažkokių suvenyrų. Turėtų būti mažas judesys. Ne taip kaip vakar ar užvakar, tai taip ramiai praseisim. Tai ką, labas rytas? Labas rytas. Tai šiandien yra paskutinis rytas šitame viešbutyje. Buvom pasiėmę tik tais 3-4 nakvynėm. Kadangi oras turėjo subjurti ir dabar matom už lango tikrai lyja, tai daugiau nebepažygiuosim. Bet šiandien vis tiek nusprendėm važiuoti dar į Slovakiją, į Belensko urvus. Ir po to važiuosim jau link namų, link Krokuvos. Šiandien esam pasiėmę nakvynę Krokuvoj. Ir vėl mes Slovenijoje. Slovakijai. Ką, pirmą kartą kilsim iš tikrųjų, kiek esam kalbose. Tokios transporto priemonės nenaudoja dar problemų, čia visai greitais. Ir visa. Toks kaip su lėktuvu skridimo jausmas. Supuoja. Tai toks truputį feilas. Pasirodo, urvai nedirba pirmadieniais. Atvažiavom, nieko, tuščią aikštelę radom. Tai pasirinkom planą B. Čia kokie 5 kilometrai nuo tų urvų yra toks kaip lajų takas, kur vat užkelia su keltuvu čia. Jo. Ir bus galima pasivaikščioti. Tai pasiėmėm po kol kas bilietą tik tai su keltuvu važinėti. O kai užkilsim, matysim, ar ten kažkas gero matosi ar ne, nes dabar lyja, tai gal net neapsimokės vaikščioti. Žiūrės. Tai pasiėmėm kavytės čia viršui, prie įėjimo į lajų taką.
Šiandien poliškai. Jo, šiandien. Ne, nereikėjo žygiuot. Tai taip, palauksim, gal kažkiek pasitaisys oras ir eisim į tą lajų taką tada. Iškilo. Na ką, atėjom į tą lajų taką. Pasižiūrėsim, kaip čia. Aišku, oras tai toks. Ta rūka viskas. Čia turėtų matytis gražiausias vaizdas, bet kadangi lyja, toks rūkas truputį prastina. Na ką, ir užlipom į šitą apžvalgos bokštą, o realis tai ne pats geriausias. Į debesis menį jau užlipom. Šlapdriba, šalta, šlapia. Tai ilgai turbūt ir nebūsim. Ir tos vaizdas toksai. Ta Šiaip rūka. kaip ir gražu, bet kalnų mažai mat. Šiaip gan brangiai kainavo tas bilietas. 30 eurų, ne? 2 žmonėm. Pasivaikščiota, kai vat, toks oras, tai čia vaizdo mažai. Na tai, Nu, mes būsim. būsim buvę. Planas B. Nu, yra planas B. Atvažiavom į viešbutuką jau, Veličkoj. Eisim įsičekint. Gan anksti atvažiavom, dar nėra net 2. Gali leis. Na ką, truputį apsipirkom ir atėjom pavakariniauti. Tai aš užsisakiau pepperoni pizzą. O Ieva? Skanaus. Na ką, labas rytas ir skanaus. Nu, tai sugrįžom mes į Lietuvą jau. Beliko grįžti namo. Dabar važiuojam po statybų aikštelę. Tai tikimės, kad visi ratai atlaikys mūsų. Nes tikėtina važiuoja čia kažkur ir prakirt, nu, pravažiavom. Pasigavom vinį. Jo, pavaršti. Tai va, dabar važiuojam link namo. Praėjo keletas dienų, mes jau Lietuvoje ir pristatysim trumpai išlaidas, kurias patyrėm per kelionę. Tai kelioniai mums kuras kainavo 145 eurai, 5 nakvynės 395 eurai, parkingui apie 40 eurų, maisto prekės apie 100 eurų, medicininės išlaidos buvo 12 eurų, rūbai 150 eurų, restoranuose išleidom 119 eurų, pramogoms skyrėm 100 eurų, ant suvenyrų išleidom 35 eurus ir galiausiai reikėjo susiremontuoti padangą, tai kainavo 17 eurų. Jo, vakar servisą susiremontavom.
Tai gan pigiai, iš tikrųjų 17 eurų lopas tą kainavo. O šiaip bendrai, tai turbūt kelionė visai smagi buvo, turėjom ir nuotykių, ir gerų, ir blogų dalykų. Tai... Bet visumai gerai, kartotume tikriausiai, bet lauksim dabar sekančias kelionę. Jo, ir kitiem rekomenduojam į Zakopanę palikti, bent. Aišku, mums sutrukdė šiek tiek oras, tai turėjom tik tais 3 geras tokias dienas, kai buvo geras oras. Tai šitas gal šiek tiek pagadino, bet šiaip viskas gerai, tikrai. Bet žiūrėjom prognozes, tai kaip ir matėm ir nakvynės pasiėmėm, todėl mažiau už karto, tai kaip ir planų labai nesugriovė. Dabar ilsėsimės namuose likusias dienas ir lauksim kitos kelionės. Iki kito karto. Iki.